Sebastian Liebek, Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 31 dalis. Keistas upokšnis. Bičiuliai stovėjo ir paklaikusiomis akimis žvelgė į kuprinę, o ši gulėjo numesta ant žemės, tuštutėlė. Nesuprantu, kaip čia nutiko, tarė Latė. Kuprinė buvo taip tvirtai užrišta, kad vargu bau vandens kiltuvas galėjo iškristi. Turbūt kažkas atrišo virvę ir skiltuvą išsitraukė. Neįmanoma, paprieštaravo Tjumas, kasgi galėtų aptikti kuprinę medžio viršūnėje. Be to, ji ten kybojo gana trumpai. Nežinau, gūžtelėjo Latė. Labai keista. Jie buvo taip priblokšti, kad turėjo prisėsti ir kaip reikiant pasukti galvas. Paniurė sutupė greta kits kito bruknynę. Girdi? Staiga pašoko Tjumas. Juodu įsiklausė. Kažkur netoliese almėjo tekšėjo vanduo. Sakytum, mažas upokšnis čiurlentų. Kaip čia dabar vidury išdžiūvusios girios staiga ištryško upelis, stebėjosi Tjumas. Tuoj pažiūrėsim, tarė Latė ir juodu sparčiai nužingsniavo čiurlenimo link. Netrukus paaiškėjo, kad tai išties mažas, džiaugsmingai per uolos atbrailas šokčiojantis upokšnis. Žiūrėk, koks skaidrus vanduo, pakerėtas sušuko Tjumas. Vaiskiai šalsvas. Taip, ir atrodo tas upelis teka iš kalnų, dingtelėjo Latei. Žinai, Tjumai, pradedu šitą nuvokti. Nuvokti? Kągi? Smalsaudamas paklausė Tjumas. Bet ežiukas Latė jau kopė į kalną, tad Tjumui teko sekti pavimui ir tik stebėti, kągi šis sumanė. Jie kilo pagal upokšnio vagą, šis vis teškėjo ir klėgėjo. Galiausiai bičiuliai priėjo kadagio krūmą. Iš uolos suspaustų jo pašaknių tryško versmė. Kažkas čia ne taip, papurtė galvą Latė. Kaipgi kalno vidury, nei iš šio, nei iš to, prasimuštų versmė. Tada atsigulė kniūpšęs ir prišliaužė prie pat kadagio. Voveriukas Tjumas matė jį pradingstant tarp šakų, bet pats tik stovėjo ir nerimastingai žvelgė, kasgi bus toliau. Ir tada išgirdo nuostabos kupiną šūksnį. Eik šiandien, Tjumai, pažiūrėk, kokios grožybės. Išties, taip ir maniau. Ir repliojęs po šakomis Tjumas pamatė kniūpšę gulintį Latę ir stebeilėjantį į juodą kiaurymę. Iš jos sruvo upelis. Kas tai? Paklausė Tjumas. Vandens kiltuvas, atsakė Latė. Pabaiga. Trisdešimt antra dalis. Vagilės Fronės lobių kamaraitė. Įkišęs leteną į vandenį, Latė pamėgino ištraukti vandens kiltuvą. Nepavyko. Voveriukas Tjumas prišliaužė prie Latės ir įsižiūrėjo į kiaurymę. Duobė buvo sklidina vandens, bet šis buvo toks skaidrus, kad matėsi dugnas. Gilokos apvalainos olos dugne buvo pridėta keisčiausių daiktų. Šie mirguliavo įvairiausiomis spalvomis. Buvo čia sidabrinis šaukštelis,
su dailiai išgraviruotų įrašų, įvairiausių dydžių auksinių monetų, blizgių metalinių sagučių ir adatų, o pačiam šios šūsnies vidury švietė mielas, gerai pažįstamas daiktas – vandens kiltuvas. Kaip po galais jis čia atsirado, stebėjosi voveriukas Tjumas. Ir kokia čia dabar lobių kamaraitė? Ta taigi, tarstelėjo Latė, negalėčiau pasakyti. Aišku tik viena. Kažkas nusigvelbė vandens kiltuvą iš kuprinės ir įkišo čia. Laimė, iš skiltuvo kaip mat ištryško versmė ir nualmėjo per akmenis. Kitaip nebūtume jo radę. Bet reikėtų jį ištraukti. Teks nerti vandenį, tarė Tjumas. Fui, nusipurtė Latė, vanduo klaikiai šaltas. Bet pliumt jis vis dėlto panėrė. Lyg žuvis nusyrė vandeniu, pastvėrė skiltuvą ir vėl iškilo į paviršių. Ta akimirka prie pat kadagio pasigirdo aižus sparnų plastėjimas ir tarp šakų kyštelėjo juoda galva. Ką jūs veikiate mano lobių kamaraitėje? Pasigirdo piktas gergžintis balsas. Išsigandęs Tjumas pasuko galvą, kaip mat pažino kalbantįjį. O ir Latė, kaip tik tą akimirką lipdamas iš vandens, pakėlė akis ir pamatė ne ką kitą, o didžiausią girios vagilę – Šarką Fronę. Mat kaip? Čia tavo lobių kamaraitė, tarė Latė, viskas aišku. Tai tu iš mano kuprinės nugvelbei vandens kiltuvą. Ar ten ant medžio buvo tavo kuprinė? Suglumusi paklausė Fronė. O tai išties vandens kiltuvas? Taip, pats tikriausias, tarė Latė. Matai juk, per akmenis vinguriuoja iš jo ištryškusi versmė. Tikrai. Ir mano lobių kamaraitė visiškai užtvindyta, nepatenkinta tarė Fronė. Nelobiais pasigrožėti negaliu. Bet Latei su Tjumu nerūpėjo Šarkos bėdos. Atgavę vandens kiltuvą, jie suskubo į namus. Įdėję savo lobį į Latės kuprinę, skubomis atsisveikino su Šarka ir nuėjo. Reikėtų neužmiršti vieno dalyko, tarė Latė. Pakeliui turime užsukti pas mažąją raganą ir grąžinti šimtabalsės plunksną. Pabaiga.